gal ir labai esu įsitikinęs. Nu, esame kalbėjęs su tais treneriais ir taip toliau, va čia ir apie tai kalbama. Nu, kad reikia pirmą suprasti, kad treneris yra pagrindinis sporto variklis. Pagrindinis, kaip nori, čia gali valdininkai susėsti prie stalo, nustatyti gairės, bet turi kažkas padaryti. Ir šitą turi padaryti, reiškia, treneris. Dabar koks tas treneris turi būti? Trenerio profesinis išmanimas tai yra nuolatinis mokymasis. Nes man buvo net nustebęs, kai man pasakė, kad sporte žinios sensta kas 3 metai, o medicinoje kas 5 metai. Tai keista, reiškia, keičiasi labai daug. Reikia remtis ir mokslininkais. Sakysim, galiu duoti kaip pavyzdį toks Skurvydas. Aš esu tų straipsnių paskaitęs ir pažiūrėjęs, tikrai yra ko pasimokyti iš jo. Reiškia, nu ir vat, kad reiškia tas nuolatinis mokymasis, tai treneris privalo daug skaityti, visko domėtis, užsirašyti ir būti kūrybiškas, supranti. Savianalizė nuolatinė. Taip, nuolatinė. Ir ta filosofinė nuostata, kaip sakė, kad geriau žvirblis rankoj, o ne, reiškia, realis dangoje, yra didelio tikslo siekimo priešas. Reikia siekti to realio. Tai vat. Nu ir pasitikėjimas savo jėgomis turi remtis didelę valią atkaklumo. Reiškia, reikia tikslą dienai, savaitai, mėnesiui, metams, tam tikram gyvenimo tarpsniui ir gal visam gyvenimui. Nu ir čia yra toks dalykas, kažkodėl, kaip sakant, daug skaičių visą kitą įdėta. Treneris niurzulys pats blogiausias. Reiškia, yra tokių, kur visko nepatenkinti ir taip toliau, taip toliau. Dabar treneriai vienas nuo kito skiriasi ne tik pasiektais laimėjimais, bet ir metodais, kurios taiko tam rezultatam pasiekti. Reikia pirmiausia gal tokį supratimą turėti. Ir yra įvairių trenerių, kurie tą rezultatą pasiekia. Ir dabar aš noriu ir pateikti. Skiriasi vadovavimo stiliais. Tai vat pirmas yra autoritarinis valdymo stilius. Vadovauja griežtai, slopinama sportininkų iniciatyva, lyderio sprendimai laikomi nesvarstytini, treneris sprendimas priima tik vienas ir ginčiasi prieš visus, neleidžia niekam laisvai ką nors daryti, nepakeičiančio prieštaravimo. Ir dėl tokio ilgai trunkančio stiliaus komandos susidaro specifinis psichologinis klimatas. Prastai jaučiasi visi, įtampa ir todėl tokioj autoritarinio valdymo sferoje yra gana sudėtinga. Tačiau pripažįsta, kad toks autoritarinio valdymo stilis trenerių gal tinka ekstremaliuose situacijose, kada, sakysim, yra tokių agresyvių ten žaidėjų, tokių nepalinkimų ir taip toliau, kada tik griežtai įvedi tą komandą, komendanto valandą ir taip toliau. Tai toks dalykas. Dabar... Jūs čia daugiau taikot bendrai treneriui ar elito treneriui? Elito treneriui taikot, kad jis turi žinoti, kokie ten, daleiskim, dalykai yra. Pavyzdžiui, aš žinau, toks autoritarinio valdymo stilius buvo šviesios atminties Gedminas, kuris eini į salę, pažiūrėti 200 metrų iki salės, girdisi, kaip jis ten jau reikia, žinai. Tai va taip. Kitas yra demokratinis valdymo stilius. Nu, gal prie to demokratinio valdymo stilių aš asmeniškai gal priklausiau. Treneris laikosi daugumos nuomonės ir pats atsako už vykdymą. Treneris tiksliai formuluoja pagrindinius uždavinius, nurodo sprendimo variantus. Leidžia sportininkams rodyti savo iniciatyvą. Remiasi komandos lyderiu. Kolektyvus telkim panašiai. Nu, galiu duoti pavyzdį. Ruošiantis Barcelonos olimpinėm žaidynėm, susirinkom, reiškia trenerių komanda ir 3-4 geriausi sportininkai. Ir pasakėm, kokius derinius naudosim, rodėm kiekvieną derinį.
O ta ir ta ir ta. Ir turėjo visi sakyti, kad čia šitas tinka. Ir taip toliau. Kad žaidėjai, kaip sako, uždėtų antspaudą, kad žinotų, dėl ko jie dirba. Tada yra visai kitas darbas. Nu ką čia, yra ir priklauso prie tų demokratinio valdymo stilių. Nu, yra liberus valdymo stilius, kada treneris beveik nesikiša. Ten beveik valdo jį žaidėjai. Yra tokių, kur. Nu, nenoriu sakyti to trenerių pavardės taip toliau, bet jis man kaip paskui, aš Lietuvos rinktinės pradžių nebuvau paskirtas, bet paskui matau, kad ten neišeina, nes man žaidėjai pasakė. Nu, sako, galvok, treneris atėjo, nu, žaisit, bet čia jūsų reikalas, tik jums čia reikia laimėti, ne man. Svarate? Nu, toks ribalus valdymo stilius. Nu, jis, kaip sakant, neduoda nieko, neefektyvus. Nu, taip gali vadovauti tik tai, jeigu yra labai aukšto meistriškumo sportininkai, kurios ten reikia tik išleisti, ką nors pastatyti ir panašiai. Nu, ir iš tokių trijų stilių treneris, etalonas, jis turi pats suprasti, kad tas nėra efektyvus, tas nėra efektyvus. Ir tikrai žinau, kur tai būdavo, kur tokie rėkdavo, šaukdavo ar ką nors, labai kažko ypatingai ir nebūdavo. Ir aš atsimenu, aš pats, kai buvau žaidėjas, kai ten būdavo vėlėtų tokių dėstės 5-6 trenis priejau, aš tai galvodavau, nu aš toks tai nebūsiu, šauksiu, nereiksiu. Ten metą, kur metai, ką tau lentos valdiškus, ką ten daužai, tokių visokių tokių priekabiauja. Nu, dabar yra labai svarbus dalykai, dėl ko aš taip kalbu, kad, nu, čia tokia duoda kaip ir mintį ir iš to mes sukursim, ką paskui reikia daryti. Trenerių santykiai su žaidėjais. Nu, trenerio autoritetas priklauso ne tik nuo jo specialaus įsimokslinimo, treniruočių procesų, bet ir nuo to, kaip jis domisi savo žaidėjų gyvenimu. Pavyzdžiui, apart treniruočių, aš skaitau, pavyzdžiui, aš asmeniškai skiriau daug dėmesio, kad jie mokytųsi, kaip jie ten mokosi, kokios jo būtinės sąlygos, supranti, kaip jis gyvena ir panašiai. Ir tada, kada šitą parodai, gaunasi, žinai, visai kiti santykiai tavo su žaidėjais. Nu ir padės, kaip sakant, spręsti būtinius mokslo klausimus ir taip toliau. Nu, anksčiau, žinai, kaip būtų svarbu, kad gautų gyveno plotą, ten užtarti reikia žiūrėti. Tai jau tokie dalykai. Taip, kad treneris turi žinoti apie žaidėją viską ir rūpintis su reikalais, nes jeigu nežinosite, gal paskui, žinai, gali nueiti visai į kitą pusę. Nu ir kalbantys su žaidėjais, pavyzdžiui, nereikia blogai atsiliepti apie kitus. Nekalbėtų. Nu, žinai, tas tavo, tai toks ir toks. Jo. Nu ir ką, reiškia, skaitau labai trenerių, reikia žinoti žaidėjų, skaitau charakterius ir individualias savybės. Nu to priklauso, kaip tu turėsi kokią tu komandą. Nu, nors, pavyzdžiui, rezultatus gali pasiekti įvairaus temperamento žaidėjai, bet yra skirstami, reiškia, 4 tipai temperamento, kas labai svarbu yra. Nes, kaip man pačiam teko susitikti su žaidėjais, aš jau vadinau čempioniško charakterio žmonės. Jie išeina aikštę laimėti, žinai, olimpinės žaidynės. Tai vat, čia priklauso nuo charakterio. Nu, tai vat, galim truputį ir paminėti. Tai pirmai yra sangvininkas. Būdingas psichinis aktyvumas, darbingumas. Gerai jaučiasi situacijose, kur reikia drąsos, ryžtingumo ir gerai pakelia psichinę įtampą bei nesėkmės. Yra tokių, kad ko vis reikia kalbėti. Ko mums blogiau, to mums geriau, reiškia. Aš nežinau, ką jis to nori pasakyti. Čia gal reikėtų pasakyti, kad yra žaidėjų, kurie tokia situacijose gerai jaučiasi. Žinai, tai čia priklauso nuo jo charakterio. Kitas charakteris yra cholerikas. Būdingas labai didelis psichinis aktyvumas. Nepastovus, karštakošis, staigių emocinių protrūkių. Nekontroliuoja, konfliktuoja su draugais. Yra tokių. Nu, čia
Neminėsiu, bet atrodo skūšės toks, va, žiūrėk, jis ten vis atstumdosi, kažką daro, tokio, ir jie tau gali nešti daug tokio, žinai, kaip sakant, sąmėšio į tavo žaidimą. Trečia yra flegmatikas. Būdingas mažas psichologinis aktyvumas, dažniausiai ramus, nuotaikos pastovios, gerai perneša treniruočių krūvius. Nu ir ketvirtas melancholikas. Mažas psichinis aktyvumas, lėti judesiai, santūri nuotaika. Greit pavargsta, neatsparus dirgikliams, dažnai apima standartinę papėją, turite neįdamos įtakos varžyboms. Nu ir vat, kada tu renki žaidėjus, tau reikėtų žinoti, kas jis toks yra, ar jis tinka, ar netinka, ir taip toliau. Nes aš tokių turėjau, nu buvo toks, nesakysiu pavardės ir taip toliau, bet į mane iš šono sakė, klausyk, kol tu jį turėsi, tau nieko gero nebus. Nes jis, pavyzdžiui, nepatenkintas, niurzgia, o kodėl mes dabar bėgam, o kodėl mes futbolą nežaidžiam, žaidė futbolą, kodėl mes dabar žaidžiam futbolą, kodėl mes į pirtį neinam. Žinai, tokių žaidėjų. Ir matai, kada treneris žino tas visus, tuo geriau. Bet dar didelį reikšmę žaidžiant turi temperamentas, pavyzdžiui, tai keičiasi su metais. Pavyzdžiui, jeigu mes temperamentą, su metais jis keičiasi, jis jau toks palieka kitoks. Ir didelį reikšmę žaidžiant turi sportininko charakteris, yra dar charakteris be temperamento, kuris išreiškia veiksmais su kitais žmonėmis. Gali būti ekstravertas arba intravertas. Va čia labai svarbu žinot. Ekstravertas tai toks, žinai, kaip sakant, kompanejskas, jis linkęs gerai reaguoti aplinką, pas jį geri kontaktai su žmonėmis, jis linksmas, pilna anekdotų, žinai, kažkaip uždega visą kitą. O intravertas yra toks susidaręs, sunkiai bendrauja, nepritampa prie kurios tos grupės, užsisklendęs. Bet to treniruotės varžybos pasireiškia dar vieną charakterio savybę – sensityvumas. Va čia yra labai svarbu yra. Didesnis jautrumas negu įprasta. Jis yra baikštus, drovus, būdingas, jam menkavertiškumo jausmas, linkęs ilgai išgyventi būsius ir būsimus įvykius. Nu kur tu išloši ten? Nu ne, prieš jos nesąmonė, nieko nebus čia, bet tik tai. Aš tai tokių sutikęs. Tik kas tokiais galiu nuveikti. Ir o skaitau, treneris turi būti, kaip sakant, daug skaityti, žinoti, ir jis turi žinoti tos temperamentus, jo charakterio savybės. Tas labai daug duoda. Ir jeigu tu nesimokai, neskaitai, nenagrinėjai, tau labai bus sunku pasiekti. Tu gal dirbsi ir nieko nepridirbsi. Dirbi vis tiek, kaip neina į priekį, taip neina į priekį žaidėjas. Tai šitų žinių šio klausimų reikia. Dabar dar yra labai svarbus dalykai trenerio santykiai su klubo vadovybė. Reiškia, ir reiškia su savo asistentais, kaip reikalai vyksta. Vyrtreneris turi pasitikėti savo asistentais, labai turi būti tiksliai paskirstytas darbas ir dar, sakysim, anksčiau dar kitais senais laikais dirbau, Eurolygoje žaidėm ir nuvažiavom į Bulgariją, į Varną. Ir ten tas treneris turi vieną žaidėją, kuris buvo pakviestas į NBA. Mes neturėjom žinių, neįrodydavo, niekai skaitydavo. Jis papasakojo, kad reiškia, kaip vyksta treniruotės. Kad vyrtreneris sėdi prie stalo, stebi treniruotės, asistentai dirba. Prieš patį raidžiai apšilimą veda dvi moteris, fitnesas, su muzika. Ir taip toliau. Suprantate, keista buvo, ne, kas čia per spektaklis vyksta. Nu, va tokie pasėtau tokių reiškia minčių. Nu ir dabar asistentas, kaip sakant, turi būti trenerio bendražygis. Ne taip, kad yra, kaip aš praktiškai žinau, kuris, nieko, čia aš viską darau, čia taip toliau kitą, žinai. Ir, kaip sakant, ginčas už uždarų gali būti. Ir asistentas, vat koks turi būti, kad reikia laukti iš jo taktinių metodinių idėjų. Jis turi kažką pasiūlyti, naujų postumų į priekį. Tai vat, bet jis privalo, kaip sakant,
po visų ginčių reikalauti, išlaikyti trenerio ir nurodymus ir laikytis, kaip sakant, bendrų tiesų. Vyr-treneris komandoje privalo daug daugiau žinoti ir mokėti, nevengti juodo darbo ir sugebėti viską pažvelgti šono, reiškia. Nu ir didelę reikšmę turi santykiai su žiniasklaida. Čia toks dalykas labai svarbus. Tai va dabar mes turim pavyzdį futbolo trenerio Ivanausko, kaip jis susipyko su žiniasklaida, kažkas su žaidėjais įvyko, tas išėjo iš komandos, nu dabar vėl pastapo, bet tas liečia ir kitas sporto šakas. Ir skaitau, kad treneris turi tik kaip dėmesį į savo ten sporto šakų, bet jis turi domėtis ir kaip futbole treniruojasi, kaip ir treniruojasi ten rankinį ir panašiai. Pavyzdžiui, koks čia futbolo treneris skaičiau, vadovaujasi trim žodžiais, sako, aš vedu savo semius ir vadovaujasi trims žodžiais. Norėti, žinoti, mokėti. Jeigu norėsi, tai tu žinosi. Ir jeigu tu žinosi, norėti žinoti ir tu mokėsi. O taisyklė trenerių. Čia gali pasimokyti iš jo. Reiškia, kiekvienas, ką tai turi tokio. Nu ir dabar dėl spaudos santykiai yra labai svarbu vienas dalykas, kad kartais pradeda spauda savo straipsniais apeiti sportininko meistriškumą. Jis nėra toks geras, bet kiek jau spauda išaukštam. Jau čia buvo taškų, šitas ir tas ir tas. Ir tas veda prie ko? Atsiranda žvaigždės liga. O čia treneris turi šitą labai gerai reguliuoti ir žiūrėti. Nu ir aišku, nereikia vien tik tai peikti. Reikia, jeigu tu kritikuoji, būtina sąlyga, kad tu dar pasakytum ir geras savybės. Išlygyti reikia šitą kritiką. Ne tik tai blogai, blogai, blogai. Aš atsimenu savo praeitį, kai žaidžiau kartu ir Stonkus dar žaidė. Ir treneris buvo Sercevičius. Tas ir taip pat blogai ir blogai. Tai Stonkus ir sako, palaukit. Tai mes galim ką nors, ar mes tik visą laiką blogai ir blogai, suprantate, ir tikrai galvoju, bet drįsta pasakyti, aš tai negalėsiu tai pasakyti. Tai va čia ir treneris turi šitą dalyką. Nu ir dabar aš gal ant pabaigos, reiškia, kad skaitau taip, kad trenerio pagrindinis tikslas išauginti ir paruošti aukšto meistriškumo krepšininką ir sukurti gerą komandinį žaidimą, kuriame būtų aiškus trenerio braižas. Treneris pirmaliai, kaip ateina, turi pastatyti žaidimą. Ne taip, kad žaidžia ir atrodo, kad jie tik tai vakar grįžę iš pliažo visi. Nesimato trenerio rankos, nesimato braižo. O čia svarbus dalykas trenerio, kad būtų. Jis tada bus toks, kuris gerai labai supranta. O dabar, jeigu tu nori, kaip sakant, treneriu tapti, čia aš dabar remiausi biškį buvusio profesoriaus Karoblio, reiškia pasakymais, va, čia į pabaigą. Treneris privalo, pirma, gerai suvokti sportininko rengimo turinį, treniruotės priemonės, fizinių krūvių parametrai, atsistatymo priemonių metodika. Pirma. Toliau antra. Gerai žinoti sportininko fizinių duomenų, greitumo, ištvermės, jėgos, lankstumo, ugdymo ypatumus ir fiziologinius pagrindus. Trečia. Mokėti sudaryti treniruočių trumpus ir ilgus ciklus, nustatyti metinio ciklo etapą, struktūras. Ketvirta. Sugebėti kryptingai parinkti teoriškai pagrįstas treniruočių priemonės ir metodus. Penkta. Gerai suvokti žmogaus sandarą, jo funkcijas, cheminius prasmes. Nu, čia jau anatomija, fiziologija, supranti. Šešta. Sistemingai papildyti pedagogikos, psichologijos, fiziologijos žinias, keistis informaciją su kitais treneriais. Septinta. Mokėti vertinti testų rezultatus, juos susėti su treniruočių programa, planuoti testavimą. Aštunta. Žinoti mitybos specifiką.
9. Sugebėti nustatyti nuovargio ir prieštaravimo veiksmus, jų priežastis ir pašalinimo būdus. Mokėti nustatyti asmenybės tipus, ką kalbėjom, temperamentą, charakterį jos valdyti. Mokėti diagnozuoti psichinę būsenę ir ją reguliuoti prieš varžybas. Treneris, jeigu jis moka ir sugeba visą tai pritaikyti treniruotės ir varžybas, jis pergalės dievas, krepšinio etalonas. Treneris vis tiek, kaip sakiau, tai valdymo stiliai. Čia ir nuo to priklauso. Kai reikia karštakošės, taip toliau, aš skaitau tada, kad jis tada nepratauja. Ir taip toliau. Vat, pažiūrėjau, imsim tokį dalyką. Santykiai su kolegomis ir taip toliau. Nu, pažiūrėjau, aš nepripažįstu šito asistentai sėdė, treneris atsistoja, vaikšto, suprantate. Nu, tai palauk, nu nepripažįstu, aš va, dabar jeigu būčiau treneris, sėdėčiau, aš buvau mėgęs toks, sėdžiu ir, žiūrėk, kaip tu galvoji, pažiūrėk, gal mums reikia keisti, gal reikia tą pakeisti, gal reikia dirnuką, kaip tu galvoji, apsikalbė, minutę paėmė, jie asistentai, tu turi vadovauti, tavo, sakant, komanda. Čia labai, gal to vienaip galvoja, jis galvoja iš to gal geriau tuo momentu, supranti. Treneris tobulėja ir mokosi kartu su komanda, jis ir turi augti. Jeigu tu sėdėsi vietoje ir tu neaugsi, rezultatus bus sunku labai pasiekti. Treneris turi augti, jis turi vis kiekvieną dieną eiti gudrin ir taip toliau, taip toliau. Ir paimti geriausią patirtį iš kitų, kaip sakant, trenerių panašiai. Nu, tai dažnai to laiko buvo Sandbrika, tai Macedūno raštais, Telenio raštais, o aš vadovaujuosi tokiu dalyku. Gerai fiziškai esu pasiruošęs ir pabaigo rungtynių, aš galiu, o tu nebegali. O sako ir visa psichologija. Tai ta psichologija priklauso. Jeigu tu esi gerai pasiruošęs, visą laiką tu gali išlaikyti nervinį tempimą, ko prašydavau, nervinį tempimą, situaciją. Ir jeigu tu supranti, dar gali pakvėpuoti ir nedūsti, nubėgęs į kitą aikštės galą, vat yra ta psichologija. Į psichologiją, skaito, priklauso nuo tavo fizinio, taktinio pasirašymo, nuo gero pasirašymo. Ir tavo psichologija bus tvirtesnė. Bet jeigu tu nepasiruošęs, tu gali tik tai žaisti kortom prie stalo, ir po visą psichologiją tai daina. O aš skaitau tokią nuomonę. Ir kad čia yra tvirtas reikalas, kad aš galiu, o liko 2 minutės, tu jau, aš galiu, tu nebegali. O ir viskas. O tokia psichologija. Aš skaitau, ją sulyginu su pagrinde. Aišku, turi būti tas, kaip sakant, temperamentas, turi būti sangvinikas, cholerikas. Jeigu tu melancholikas, tai tau, nežinau, čia sunku dar tą žmogų ir paruoštis. Toks, lėtų judesių. Aš matau tokių žaidėjų, kuris bėga, jis nesuprakaitoja. Jis kaip sfinksas, atrodo, jam kaukė uždėta kažkokia ir jis jokių emocijų nereiškia. Nei jis pyksta, nei jis juokiasi, nei jis džiaugiasi. Aš nesuprantu tokio žaidėjo. Nu, negali būti. Turi jausti, žaidžia, johada. Žiūrėk, vaikai žaidžia, ne? Tu esi matė vaikas, kaip kaukė būtų ten. Žiūrėk, jis klykia, džiaugiasi, reikia, šaukia, juokiasi, ką? Tai ir čia tas pats, supranti. Tai va, aš taip kalbu apie tą. Aišku, reikia turėti supratimą, turi žinoti, kas per žmonės. Tai va.